Tai šiandien aptarsime, kas naujo BankFi 25 versijoje. Tai tokie pagrindiniai pakeitimai, tai pirmiausiai galimybė skaidyti įeinančius bei išeinančius mokėjimus į skirtingus bendrojo žurnalo šablonus, atnaujinti teksto susiejimą su sąskaita BankFeed, atnaujintas dimensijų priskirimo funkcionalumas, išplėstas teksto susiejimas su sąskaita funkcionalumas pridedant atpažinimo formulės, galimybė eilutes žymėti kaip praleisti registravimą tiesiai žurnale, na ir vienas BankFi teisių rinkinys. Tai tuo eisime jau prie pirmosios temos, bet dar noriu paminėti, kad viso pristatymo metu kviečiu aktyviai užduoti klausimus ir susitikimo pabaigoje į juos pasistengsiu visus atsakyti. Tai pirmiausiai galimybė skaidyti įeinančius bei išeinančius mokėjimus. Tai šitas poreikis atsirado iš klientų, kurie keliese dirba prie įeinančių bei išeinančių mokėjimai. Na, turi savo atsakomybės ir vienas prižiūri įeinančius, o kitas išeinančius mokėjimus. Tam, kad tas darbas kad vieni kitiems nemaišytų, mes padarėme šį pakeitimą, kuris atskiria būtent debeto bei kredito operaciją. Ką reikia padaryti, norint naudoti atskirus žurnalus įeinančioms bei išeinančioms operacijoms? Tai pirmiausiai reikia užregistruoti visas atviras BankFi žurnalo eilutes arba jas ištrinti. Taip pat reikia ištrinti visus esamus žurnalo šablonus, kurie pažymėti BankFi varnele. Reikia atidaryti langą integracijos nustatymai BankFi, bei ten pakeisti lauko žurnalo tipas reikšmę į atskiras debit bei kredit žurnalus. Na ir tada jau reikia sugeneruoti žurnalo eilutes, paleidus funkciją gauti operacijas. Einame į Business Central ir pažiūrėsime, kaip tai atrodo. Tai dabar, jeigu nueisime į žurnalo eilutes, čia matome tiesiog vieną bendrą paketą. Jeigu paeisime iš šono, tai matysis, kad tai yra ir kredito, ir debito operacijos. Jeigu mes nueisime į integracijos nustatymus, pirmiausia, mums reikia ištrinti žurnalo eilutes bei žurnalo paketus. Tai einame čia, galima arba per čia ištrinti eilutes, arba taip pat jas galima tiesiog užsiregistruoti ir su sekančiu jau gavimu gausite naujas eilutes, arba galima eiti per paketus ir ištrinti viską kartu. Paketą bet kokiu atveju reikės ištrinti, nes jis jau bus nebenaudojamas. Spaudžiame naikinti. Taip. Ištrynus eilutes, einame į integracijos nustatymus. Šioje vietoje mums reikia pasirinkti veiksmai, bei čia pasirenkame redagavimą, bei šioje vietoje atskirti debeto bei kredito žurnalus. Taip, tai čia pasirenkame dabar, ar tai yra, koks paketas žurnalas tiksliau bus naudojamas įeinančioms operacijoms, bei koks žurnalas bus naudojamas išeinančioms operacijoms. Tai šioje vietoje galima pasirinkti arba galima palikti ir kaip anksčiau naudojate bendrasis žurnalas. Kai paleidinėsite naują įmonę ir bus jau naujausia 25 BankFi versija, tai šitas pasirinkimas iškart bus nustatymų vedlyje, kur bus galima pasirinkti, į kokius žurnalus tiksliau norime importuoti mokėjimus. Po šito pakeitimo mums reikia eiti į pagrindinį puslapį bei pasinaudoti funkciją gauti operacijas. Taip, spaudžiame gerai ir einame į žurnalo eilutes. Šioje vietoje matome, kad jau yra dabar du paketai ir jie atskirti su D bei C raide. Tai čia ir pasimato tas, kurios operacijos yra kurios. Tai jeigu eisime į kreditą, čia bus mano visos reikiamos operacijos. Na ir einame į debetą. Čia matome visas likusias. Tai tokie yra žingsniai, kai mes norime pasirinkti paketus atskirus įeinančioms bei išeinančioms operacijoms. Grįžtame prie skaidrių.
Taip pat yra atnaujintas teksto susiejimas su sąskaita BankFeed dimensijų priskirimo funkcionalumas. Tai kam šis funkcionalumas yra skirtas? Tai jeigu jūs anksčiau naudojate teksto susijime su dimensijomis funkcionalumą, tuoj parodysiu, kaip tai atrodo Business Central aplinkoje, tai jeigu nueisime į teksto susijimą, matome, čia yra dimensijos. Tai jeigu iki šiol šioje vietoje naudojate dimensijas, jas galima persikelti į pagrindinių dimensijų prioritetų funkcionalumą. Tai galima padaryti yra, tuoj aš parodysiu, tik reikia man įsijungti šiek tiek kitą aplinką. Taip. Dabar jeigu eisime, parodysiu, kaip tai atrodo, nes tai yra vienkartinis žingsnis. Vieną kartą tai atlikus daugiau nebereikės, bet kaip ir sakau, tai aktualu atlikti tik tada, jeigu jūs naudojate šį dimensijų funkcionalumą. Tai einame į teksto susiejimą su sąskaita ir čia yra veiksmai bei perkelti dimensijas į numatytas dimensijas. Po šio žingsnio spaudžiame taip. Ir dabar, jeigu nueisime į Default Dimension Priorities, tai čia yra angliškai, bet lietuviškai būtų dimensijų prioritetai, numatytų dimensijų prioritetai. Čia mes galime susidėlioti, kokiais prioritetais mes norime, kad būtų apdorojamos mūsų dimensijos. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu yra priskiriamas tiekėjas, mums ateina vieni dimensijų rinkiniai. Jeigu priskiriama, tarkim, banko sąskaita, ateina kiti. Na ir tada mūsų BankFeed atpažinimas priskiria dar kitas dimensijas. Iki šiol buvo taip, kad tas teksto susiejimas su sąskaita, jeigu turi priskirtas dimensijas, jis yra aukščiausio prioriteto ir nepriklausomai nuo to, kokios bus prieš tai parinktos dimensijos, tarkim, tiekėjo, jis užrašys jas ant viršaus. Tai šiuo atveju yra padaryta galimybė nusistatyti prioritetus ir pavyzdžiui, jeigu iš tiekėjo neatėjo jokia dimensija, mes norime, kad ateitų dimensija iš teksto susijimo su sąskaita. Tai šituos prioritetus galite tikrai apsirašyti, jeigu naudojate būtent aktyviai naudojate dimensijas savo aplinkoje. Tada išplėstas teksto susiejimas su sąskaita funkcionalumas, pridedant atpažinimo formulės. Tai čia yra aktualu tada, kai pavyzdžiui, einame į žurnalo eilutes ir parodysiu, apie ką aš noriu kalbėti. Taip. Tai šioje vietoje prie message to recipient arba lietuviškai būtų pranešimo gavėjų skiltyje, matome, kad yra 3 Google mokėjimai. Ir visi jie yra su skirtinga pabaiga. Tai jeigu yra pas jūs tokių mokėjimų, kur norime atskirti žodžius, bet tarp žodžių yra vis kažkoks kintantis numeris, tai gali būti, nežinau, korteliniai, kad ir mokėjimai, arba, kaip šiuo atveju Google, tai yra galima apsirašyti formulės. Kaip tai atrodo, einame į teksto susijimą su sąskaita. Ir šioje vietoje yra rodyti regex formulių nustatymus. Pasispaudžiame ant jo. Čia galima įsidėti formulės, tai čia šitos formulės yra ganėtinai, sakyčiau, panašios, kaip dokumento atpažinimo formulės, bet šiek tiek veikia kitų principų, tai kad ieško teksto ir tarp teksto kažkokių skaičių, simbolių ir panašiai. Tai jeigu šitų formulių nepavyksta patiems pasidaryti, tikrai galite mums parašyti, mes jums padėsime. Tai ką tai padaro? Aš apsirašau, kad jeigu pabaiga yra Ireland, yra vienas, Finland kitas ir Lietuvos dar trečias. Ir čia priskiriu skirtingus sąskaitos numerius. Tai man pagrindinėme lange ten ir atpažins žurnalo eilutėse, atpažins skirtingas tas sąskaitas, tai to ir parodysiu. Ką dar noriu paminėti, tai taip pat čia yra galima prisiskirti dimensijas.
bei yra varnelė leista. Tai jeigu, pavyzdžiui, norite pasibandyti, kuris atpažinimas geriau suveikia, tai galima, tarkim, jos visus susirašyti ir po to varnelėmis pasitikrinti, užmėti tiksliau varnelę ir eiti pasitikrinti, kaip tai suveikia. Dabar, jeigu nueisime į žurnalo eilutes, tai matome, kad mano visiems Google mokėjimam ir yra sukurtos priskirtos atskiros sąskaitos, atitinkamai pagal tai, ką buvau nurodžius. Tai jeigu pas jūs yra toks atvejis, tikrai rekomenduoju pasibandyti atpažinti. Grįžtame prie skaidrių. Taip, tai galimybė eilutes žymėti, kaip praleisti registravimą tiesiai žurnale. Tai anksčiau buvo būtina apsirašyti tikslias taisyklės, kad užsidėtų mūsų tas praleisti registravimo varnelės, arba galima irgi praleisti registravimą tiesiai čia prie išrašo eilučių. Tai šitas funkcionalumas tebėra, galima šį taip pat naudoti, bet kas dabar yra atsiradę naujo, tai nuėjus į žurnalo eilutes, aš galiu pasižymėti eilutes, kurių nereikia registruoti. Tai yra kažkoks dublikatas. Šitos eilutės jau buvo užregistruotas ir panašiai, bet neturite kažkokios tam tikros taisyklės, kur atskirtų pavienius, tarkim, atvejus, tai mes tiesiog pasirenkame norimas eilutes ir šitoj vietoje išsiskleidus yra pažymėti praleisti registravimą. Kai pažymime šitas eilutes, tada jau galima panaudoti perkelti praleistas eilutes. Šitą funkciją perkelti praleistas eilutes būtina panaudoti prieš registruojant, nes nepriklausomai nuo to, ar yra uždėta varnelė ar ne, šitos eilutės bus užregistruotos kaip normalios, jeigu tebebus šitam žurnale. Tai turėkite tai omenyje, kad nepamirškite panaudoti šitos funkcijos. Taip pat, jeigu per klaidą buvo pažymėta praleisti registravimą požymis ir norite jį nuimti, tai galima irgi padaryti per čia, tiesiog pažymint atžymėti praleisti registravimą. Tai tokiu būdu tiesiai žurnale galite naudoti šį funkcionalumą ir tvarkyti savo eilutes. Na ir yra nuo šiol vienas BankFi teisių rinkinys, tai čia aktualu tiems, kurie savo kolegoms, naujiems darbuotojams dėliojate teisės. Tai čia aktualu tik tiems vartotojams, kurie bus naujai sukurti, o kieno vartotojai yra iš anksčiau, tai kažko papildomai perdaryti nereikia. Tai čia tiesiog, kad žinotumėte, jeigu užsiemate naujų vartotojų kūrimu. Na, yra papildomi pakeitimai, kurie buvo išleisti ne su 25 versija, bet šiek tiek seniau, bet per praeitą pristatymą dar jų nebuvo ir norėjom vis tiek akcentuoti. Tai pirmiausia yra galima aktyvuoti atpažinimą pagal tiekėjo pirkėjo pavadinimą. Tai iš tikrųjų daug kas iš jūsų prašė, kad būtų galima atpažinti ne tik pagal banko sąskaitą ar ten dokumentus, bet ir pagal pavadinimą. Tai jeigu nueisime į integracijos nustatymus, į veiksmus bei atpažinimo valdymą, nuo šiol yra paskutinis atpažinimas pirkėjo tiekėjo pavadinimas. Tai jeigu norite išbandyti tą atpažinimą pagal pavadinimą, ateikite į šitos nustatymus ir būtinai užsižymėkite šią varnelę, kad tai būtų jau pritaikoma jūsų atpažinime. Kas dar yra, tai atliktas pataisimas dėl valiutos pasikeitimo BankFi žurnaluose, kai pakeičiamas tiekėjas pirkėjas. Tai yra, kai yra sukeliamas euriniai mokėjimai, tai yra jūsų standartinė ta apskaitos valiuta. Jeigu mes anksčiau parinkdavome tiekėją arba pirkėją, kuris yra su kitos užsienio valiuta, ta eilutė pasikeisdavo į būtent tą valiutą ir išsikreipdavo skaičiai. Tai nuo šiol to nebėra. Ir ta valiuta automatiškai nebeužsideda. Jeigu jūs norite, kad pasikeistų, tai galite tai atlikti rankiniu būdu, tai nebus niekaip apribota, bet svarbu žinoti, kad tai automatiškai nebėra.
nes tiesiog tai buvo ne visiškai teisinga iš tos pusės, kad valiuta kaip ir pasikeisdavo, o suma ne, tai galutiniam variante gaudavos netiksli suma. Tada yra taip pat pagal poreikį registravimo metu yra sukuriamos tiekėjų pirkėjų banko sąskaitos. Ką reiškia pagal poreikį? Tai jeigu tas tiekėjas arba pirkėjas neturėjo dar banko sąskaitos ir mes arba priskyrėme ranka, arba priskyrė bankfydas ir mes palikome šitą priskyrimą, po užregistravimo susikurs kortelės tam, kad sekantį kartą jau būtų galima atpažinti ir pagal banko sąskaitos numeriuką. Tai dabar tai yra ir taip pat integracijos nustatymuose ir yra šioje skiltyje kitas funkcionalumas, tai kurti pirkėjų banko sąskaitas bei tiekėjų banko sąskaitos. Šitos varnelės kaip ir turėtų užsidėti automatiškai, bet jeigu norite naudoti šitą funkcionalumą arba kaip tik nenorite, reikėtų ateiti čia integracijos nustatymus ir pasitikrinti, ar šios varnelės pas jūs užžymėtos. Ir yra pasikeitusi darbų eilių vykdymo tvarka. Tai vykdymo laikai atvaizduoti puslapyje dienos foniniai darbai. Tikriausiai daug kas iš jūsų gavote ir iš mūsų pranešimus, kad reikia atsinaujinti darbų eiles ir susižiūrėti tuos laikus. Tai dabar, jeigu dar tebesame integracijos nustatymai ir eitumėm veiksmai bei dienos foniniai darbai. Kas čia dabar yra? Tai yra, nuo šiol yra atskirtos funkcijos ir atnaujinti sąskaitas, sąskaitų likučius bei gauti operacijas yra išskirstytos į atskiras dalis. Ir nuo šiol yra paskirstyti čia laikai, tai jeigu norite tuos laikus minimaliai galite koreguoti, tačiau jeigu Tačiau mes iš pačio banko gauname mokėjimus vis tiek tam tikrom valandom. Tai nuo to, kuris laikas yra dabar suformuotas, rekomenduojama labai nenuklysti, nes tų mokėjimų galite tada negauti tuo metu ir gausite tik su sekančia darbų eile. Bet ką čia svarbu žinoti, tai pavyzdžiui pas mane atnaujinti sąskaitas pats anksčiausias darbas yra po 3:15. Tai mums reikia susižiūrėti, kad darbų eilės įrašuose, tai pas manęs angliškai, tai darbų eilės įrašuose bankfeed darbų eilė būtų ne anksčiau, tiksliau ne vėliau negu mūsų ta anksčiausia darbų eilė. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime pas mane, tai pas mane turėtų vykdyti ją 2 valandą nakties. Kas man ir tinka, nes mano anksčiausias darbas dienos prasideda po 3:15. Tai tiesiog susižiūrėkite šitos laikus. Dabar tikriausiai jau turėtų pas visų būti tvarkingai, nes rašėme, kaip sakiau, ir laiškus ir patys bandėme sužiūrėti jum, kad tiesiog nesustotų darbai. Tačiau turėkite omenyje, kad tai yra šiek tiek pasikeitę. Ir, pavyzdžiui, jeigu anksčiau būdavo 4 darbų eilės, šiuo atveju yra tik viena, kuri suplanuoja visus šituos darbus pagal nurodytus laikus. Tai tiek iš visų pakeitimų. Tai ačiū tada, kad buvote, išklausėte ir labai smagu, kad jums aktualu tos naujienos. Ir iki kitų kartų.